laidą pristato Savadžir – išskirtiniai įrankiai plėšrio žuvies žūklei. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Pagaliau atėjo pavasaris, orai šyla ir spiningautojai norėtųsi ką nors sužvejoti spininginiu masalu. Tačiau starkiams, lydekoms ir salačiams galiojo draudimas, bet yra žuvis, kurią galima žvejoti bet kuriuo metu, bet kuriuo leistinu būdu. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje kalbėsime apie tai, kaip nestandartiniai sprendimai kartais gali išgelbėti regis net pačią beviltiškiausią išvyką didelio ir gudraus ežero ešerio beieškant. Tai patyręs yra ko gero kiekvienas žvejas. Žiūrėk, nekimba, nors užsimušk. Tada imi, darai kažkokį desperatišką sprendimą ir visiškos nekibos diena virsta gera įsimintina žūkle. Toks desperatiškas bandymas tiesiog įleisti tą žeminę blizgę nuo borto ir ką jūs manot, rezultatas 1:3. Į panašią nestandartinių sprendimų situaciją šį kartą pakliuvo ir mūsų komanda. Kai mikrodžigas lieka pavėsyje, o kruopų duoda paprasčiausia žeminė blizgutė, reikia daryti išvadas ir jos mūsų manymu yra labai įdomios. Ką turime omenyje, papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Likite su mūsų laida. Čia laida apie žūklę. Ešerių žūklė ankstyvą pavasarį, kuomet vanduo dar labai šaltas, visuomet sunkiai prognozuojama ir kartais tampa savotišku iššūkiu. Ir šiandien norim jums papasakoti apie žūklę, kurioje ešerius suviliojame kiek netikėtų šiam laikmečiui būdu. Dzūkijos ežerą, kurį vėl aplankėme, rodėme prieš kelias savaitės. Tuomet jis buvo pasidengęs kelių centimetrų storio ledu ir ešerių žūklė, jei galima ją taip pavadinti, buvo niekam tikusi. Mat žvejoti teko ne ten, kur norisi, o ten, kur radome laisvesnį plotelį tarp ledo laukų. Šiandien vaizdelis kur kas geresnis ir istorija, kurią sukurti mums padėjo dideli šio ežero ešeriai, verta atskiro pasakojimo. Kontrolinėje žūklėje su bičiuliais, kurioje efektingus laimikius pavyko įamžinti veiksmo kameros pagalba, žeminis spiningėlis davė kruopų tradiciniam mikrodžigui ir šiandien mėginsime suprasti kodėl. Na kągi, pavasaris regis įsibėgėja, orai šyla, saulutė štai, jau dieną 10-12 laipsnių šilumos, na o naktimis dar ir pašąla, bet jau yra laikas, kuomet galima sužvejoti apsunkiusį nuo ikrų pasiruošusį neršti trofėjinį ešerį. Ir tai yra ne taip paprasta, bet tikrai įmanoma, nes tiesiog tie ešeriai galbūt ir labai tokie pasyvūs, apsnūdę, bet vis tik yra momentai, kai toks ešerys išlenda iš savo slėptuvės ar atsiplėšia nuo dugno apsunkęs ir vis tik kažką teikėsi praryti. Na ir su kolegomis, su dviem tikrai patyrusiais džigo meistrais nusprendėme atvažiuoti į šį ežerėlį ir sužvejoti pavasarinį trofėjinį ešerį. Tiek aš, tiek mano kolegos puikiai žinome, kaip pateikti ir kokius masalus pateikti neaktyviam ešeriui, kuomet pavasaris jie apsunkia nuo ikrų, nenori vaikytis kažko tai greitai sklendenčio ir tikrai, išmanydami visą tai, mėtėme gerą valandą, 2 valandas tuos masalus, keitėme daugybę masalų, daugybę galvučių svorių, bet rezultatas tiesiog buvo neigiamas, gal keletas atsargių kibimų, keletas masalo pajudinimų. Vienam bičiuliui pavyko suvilioti vieną neblogą ešerį, reiškia ešeriai yra ir galima juos sužvejoti ir net į sonaro ekrane mes juos matome. Žuvies dugne yra prie padugno prisiglaudusios, tai ne kas kitas kaip tik ešeriai, o kibti jie be abejo nenori. Ši žūklė tiek man, tiek kolegoms buvo pirmoji šį pavasarį, todėl nusprendėme pasiimti įvairių įrankių, ne tik mikrodžiginius, bet netgi pasiimti ir žieminę avižėlę, kurios pagalba žiemą čia pat žvejojame tikrai su
solidžius ešerius. Na, o žinoma, jeigu imti avižėlinę meškerę, tai kodėl nepaėmus žieminio spiningėlio. Ta padariau ir aš ir, na, kai jau tiesiog atlikus šimtus metimų beprasmių, na, galbūt ne beprasmių, tiesiog beviltiškų šiek tiek, be jokio judesio, na, ir toks desperatiškas bandymas tiesiog įleisti tą žieminę blizgę nuo borto ir tiesiog pabandyti suvilioti galbūt kažką tai tą blizgę. Ir ką jūs manot, rezultatas 1:3. Mano ištraukti 3 ešeriai, na, o džigo pagalba ištrauktas tik 1 ešerys. Iš to galima padaryti kažkokias tai išvadas ir apie tai norisi šiandien ir pakalbėti. Būtent noriu aptarti tokią žūklę, kokia įmanoma būtent tokiu metu, kai ešerys yra neaktyvus, kaip jam paduoti labai lėtai einant į masalą, kaip jį vis tik suerzinti ir kaip padaryti taip, kad net ir esant didžiausio neaktyvumo momentui suvilioti ešerį ir negrįžti iš žūklės visai tuščiomis rankomis. Na išties, kai žūklės metu valtį pasiekia 4 nuo 500 iki 970 gramų svorio kupriai, o 3 iš jų yra sugaunami vieno žvejo, į tai dėmesį atkreipti verta. Ypač tada, kai nebyliose varžytuvėse valtyje 2 patyrę meškeriotojai žvejojo ultra lengvų džigų ir tik vienas ėmėsi ieškoti nestandartinių sprendimų. Na ir kągi, kai taip įvyksta žūklėje, kai senas tradicinis dar senelių naudotas būdas nurungia šiuolaikinį mikrodžigą, laikoma galbūt vienu geriausių ešerių žūklės būdų ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, tuomet verta panalizuoti ir padaryti kažkokias tai išvadas. Esmė yra tame, kad ešerys yra labai neaktyvus šiuo metu ir ešeriai nenori aktyviai vaikytis kažkokio tai greitai judančio masalo. Greitai netgi gal ne visai greitai, bet šiek tiek pro šalį judančio masalo. Ešerys galbūt susidomėtų kažkuo, kas tiesiog po nosimi ilgokai pasimakaluoja, kas pavilioja, kas kažkiek erzina ir tokį masalą, tiesiog neleidžiant daug energijos sąnaudų kažkokių nenaudojant, tiesiog priplaukėm ir paragavai. Manyčiau, kad visa esmė tame ir yra, kad ešeriai apsunkia nuo ikrų, jie nenori aktyviai plaukioti, nenori aktyviai medžioti grobio ir tuomet jiems reikia kažkaip tai pateikti masalą, kažkokį tai masalą, kuris ir suvilioja kaip maistas, ir suerzina kaip kažkokia tai, na, pažeista žuvelė, priverčia jį tokiu būdu kažkaip tai bent jau paragauti tą, ką mes jiems bandome įsiūlyti. Tai manau, kad štai čia ir yra 2 skirtingų technikų privalumai ir minusai. Jeigu mes džigaujame, tuomet mes metame masalą, jį šokdiname ir jeigu tas gyvis juda šiek tiek, na, sakykime, žuvies atžvilgių per greitai, arba, sakykime, na, tiesiog per toli šiek tiek nuo žuvies. Ir žuvis tiesiog, na, nenori jo pulti, nenori jo vaikytis. Jisai galbūt per greitai nutolsta nuo žuvies po vandeniu. O štai žvejojant būtent blizgute ir leidžiantis arba šiek tiek lengvu dreifu, kuomet silpnas vėjelis, arba, na, stojant ant inkaro, mes labai ilgai vienoje vietoje, taip kaip ir žiemą eketėje, mes labai ilgai vienoje vietoje galime dirbti masalu. Ir tas masalas vis tik anksčiau ar vėliau erzina ešerį ir jeigu jis yra visai netoli tas ešerys, jis vis tik teikėsi priplaukti gal metrą, gal 2 metrus, o gal pusę metro viso labo priplaukti prie to masaliuko ir jį paragauti. Nes tas masalas nuo jo nebėga taip kaip, na, sakykime, nutolsta horizontaliai traukiamas džigo masaliukas. Vat čia ir gali būti esminis dalykas, esminis skirtumas. Nes, na, galime analizuoti kaip norime, jeigu šiuolaikinių džigų yra sužvejojama viena žuvis ir daugiau nei kibimo arba keletas pajudinimų masalo, o štai po valtimi spiningėlių tradicinių su didelė gana blizge sužvejojame 3 ešerius ir, na, tikrai didelius ešerius, tuomet manau, kad tokia išvada yra galbūt teisinga arba bent turi kažkokio tai pagrindo. Kągi, ešerių žūklė blizgute po valtimi reikalas tikrai nėra beviltiškas, o esant atviram vandeniui, juos gan sėkmingai galime medžioti labai panašiai kaip ir žiemą. Skirtumas tik tas, kad nereikia gręžti ledo, o pasitelkus papildomas priemonės galime gan greit apieškoti nemažus plotus, analizuoti situaciją echoloto ekrane.
Šį ežerą neblogai pažįstu, bent šias vietas, kuriuose dabar žvejojame. Esu žiemą čia žvejojęs, tik tai tikrai nemažai žuvų yra sužvejoti ir tikrai gražių ešerių. Dėl to ir čia lankomės, ir pavasarį. Žinome, kad tie ešeriai niekur iš čia nedingo, čia būtent jiems tinkamos gyventi sąlygos. Ir žiemą viskas yra su tais ešeriais labai paprasta. Aš tiesiog gręži eketę, žinodamas maždaug, kur tie ešeriai gali būti, gręži eketės, eini, ieškai, randi kažkokią tai, ešerių susibūrimo vietelę, sužvejoji vieną, kitą kuprių ir vėl ieškai toliau, randi vietas tokiu būdu. Ir tai, sakykime, galbūt kažkiek aplengvina tą mūsų žvejišką dalę, o vasarą sąlygos visai kitos. Nėra ledo, nėra galimybės įsigręžti kažkur tai eketę tiksliai, kurį norime, bet už tai turime galimybę žvejoti iš valties, naudoti inkarą, naudoti dreifo parašiutą, galime naudoti sonarą labai sėkmingai. Sonaro pagalba vėlgi galime ištyrinėti didelius plotus, surasti kažkur tai susikaupusią smulkę žuvį. Beje, sonaras gali mums parodyti ir dugno kietumą, ar ten yra akmenys, ar dar kažkas tai. Ir tai visa tai yra naudinga mums, būtent siekiant gero žūklės rezultato, ieškant kuprių ešerių pavasarį. O štai čia matome sonaro ekrane, kad tai yra žuvis. Ji visai prie pat dugno, truputėlį pakilo prie mūsų masalo, viršui mėlyna linija yra masalas. O štai čia raudona linija yra žuvis. Ji šiek tiek pakilo prie masalo, o štai aš čia kilnoju savo masaliuką, judinu. Ji šiek tiek pakilo ir vėl nusileido į dugną. O štai matosi čia, kad yra žuvys. Ir visai tas žuvis prie pat masalo, nes aš kilnoju štai blizgutę. Va čia matomi tokie vertikalūs brūkšneliai, o raudona linija stora čia yra žuvis. Ir greičiausiai tai yra ešerys. Jisai domisi blizgute, jam labai įdomu, kas čia darosi, bet dar būtų geriau, jeigu jisai tą blizgutę griebtų. Tiek žiemą, tiek vasarą slapuko ešerio reikia paieškoti. Ir jei džigaudami masalą galime mėtyti aplink valtį į visas puses, galime tiesiog inkaruotis ar lengvai dreifuoti, tai šiuo atveju, kai masalu dirbame po valtimi, vienoje vietoje per ilgai užsibūti nėra prasmės. Tačiau judant, daužytis inkaru ar kitaip kelti triukšmą dugne yra pavojinga kibimui. Norint to išvengti, keletas priešnuodžių yra. Mano manimu, tokiai žūkliai žieminiu spiningėliu iš valties reikia keleto labai svarbių atributų. Visų pirma, tai yra elektrinis varikliukas. Elektriniu varikliuku galime labai tyliai priplaukti, kur mums reikia. Keliame mažiau triukšmo ir tai mažiau baido žuvis ir taip labai atsargi žuvis, aš kalbu apie ešerius. Ir būtent elektriniu varikliuku galima labai ramiai, tyliai išvalgyti kažkokį tai plotelį, kuriame tikimės rasti žuvies. Elektriniu varikliu galime naudotis kaip, elektriniu inkaru, kurio pagalba galime tiesiog sumažinti vėjo pasipriešinimą ir sumažinti dreifą, nes tiesiog žvejojant blizge, kaip sakiau, reikia kuo lėčiau pravesti masalą, kuo ilgiau jisai turi užsibūti vienoje vietoje ir jeigu vėjas stiprokas ir labai neša valtį, tuomet, galime to rezultato norimo ir nesulaukti. O varikliukas mums padeda tiesiog pasirinkus atitinkamą greitį, sumažinti vėjo poveikį ir prilaikyti valtį toje vietoje, kur tikimės trofėjinio ešerio kibimo. Na ir žinoma, ateina toks momentas, kuomet dreifuodami, varikliuku elektriniu prisistabdydami dreifo greitį, randame tokią vietą, kurioje arba sonaras rodo, sakykime, daug žuvies, kur gali būti ešeriai, arba tiesiog randame kažkokį gylio perkritimą ar dar kažką tai, kur yra perspektyvi vieta ešeriams, tuomet galime naudotis inkaru. Vėlgi, inkarui, mano manimu, yra keletas tokių reikalavimų. Galbūt ne pačiam inkarui, o daugiau inkaro virviai. Aš naudoju labai ilgą inkaro virvę, galima naudoti net iki 100 metrų ilgio, nes mes galime pasinaudodami žiemos patirtimi, kuomet, gręžiame eketę, toliau vėl kitą, trečią, penktą eketę, atleisti po truputėlį inkaro virvę, užsinkaravus ir tolti nuo inkaro vis, po 2, po 3 metrus pasitraukiant ir būtent apieškant, leidžiantis ant inkaro tas vietas. Tuomet pristabdome inkaru, apieškome,
pažvejojame masalų, nėra žuvies, vėl toliau pasileidžiame, dar toliau. Ir taip galime 50 ar ne 100 metrų leistis inkaro pagalba, inkaro virvės pagalba ir ieškoti žuvies. Dažnai toks būdas yra efektyvus, nes jis yra labai tylus ir tiesiog priplaukime prie žuvies valtimi prie pat žuvies ir galime ją suvilioti. Būtent apie ką kalbėjau, kai žuvis labai neaktyvi, kai reikia jai labai ilgai vienoje vietoje dirbti masalu, kad jis susidomėtų, kad pagaliau nuspręstų užkibti. Štai apžvejojame plotelį, nemažą plotelį. Vėl atrišame inkarą, paleidžiame 1, 2, 3, 4, galima aišku 5 metrus, priklauso nuo žūklės sąlygų. Vėl pririšame ir vėl žvejojame. Čia panašiai taip kaip žiemą. Paieškome, ešerio vienoje eketėje nėra, paeiname keletą žingsnių, vėl gręžime eketę. Tas pas ir čia. Paleidome, paplaukėme toliau 5 metrus ir vėl žvejojame. Masalai tokiai žūkliai, apie kurią kalbame, tai yra blizgės, švytuoklės. Žinoma, galima naudoti ir tą patį džigo masalą, tą patį guminuką, kurį irgi taip pat tokiu pačiu būdu kaip ir blizgę galime padaužyti į dugną vienoje vietoje ir tai vilioja žuvį, tai vilioja ešerį. Eksperimentams yra erdvės, o su blizgėmis tai yra viskas kiek paprasta. Yra tradicinės blizgės, be abejo yra labai daug įvairiausių tų blizgių, bet man geriausiai kibo būtent naudoja tokią 2 spalvų blizgę. Tai yra vienoje pusėje balta, kitoje pusėje geltono metalo blizgė, kuri tiesiog po vandeniu, sakykime, tokiame gylyje, kokiame randame ešerius, tai yra 12-13 metrų gelmėje, jinai beveik nedirba ta blizgė. Ji nedaro tokių piruetų, kokius atlieka iki 4 metrų gelmės. Tokioje gelmėje ji tiesiog stuksi į dugną ir šiek tiek gal pasisuka, bet animuoja, dirba greičiausiai pats kabliukas, pats trišakiukas, kuris tokiu būdu juda aplinkui ir ešerys, galbūt griebia ne pačią blizgę, o griebia tą trišakį kabliuką. Tai štai, galime be abejo tokie žūklėje naudoti ir tas švytuoklis įvairiaus dydžio, įvairių spalvinimų. Vėlgi tai yra, eksperimento reikalas. Tiesiog, švytuoklė gali per greitai judėti, nors irgi ji juda kažkokiame tai viename vandens sluoksnėje, viename plotelėje ir ešerį tai gali sudominti, bet vėlgi tai gali būti per greitas masalas ir per greitai juda jisai. Blizgė vis tik vienoje vietoje beldžia į vietą, kilnojant barkšt ir, kelių kvadratinių centimetrų plote ji gali dirbti. O švytuoklė vis tik ji atlieka judesius ir tai yra didesni judesiai negu tas. Bet eksperimentuoti reikia, pradedant nuo, sakykime, didžiausių, sunkiausių blizgių ir baigiant mažomis, kokiomis tik tai įmanoma jausti dugną tokioje gelmėje, kokioje randame žuvį dabar. Jei kalbėtume apie įrankius skirtus mikrodžigui, specialistas apie tai galėtų pasakoti valandų valandas. O ešerius viliojant po valtimi užtenka standartinio žiemą naudojamo įrankio, kurio visuma ir kainuoja nebrangiai ir yra visiškai paprasta bei efektyvi. Tiek žiemą žvejodamas nuo ledo, tiek ir vasarą iš valties aš naudoju gana kietą
spiningėlį, nes tiesiog reikia kabliukais pramusti ešerio žiomenis, o jie gana kieti, tiesiog sudaryti iš kažkokių vos ne kaulelių, todėl minkštas spiningėlis kartais tam netinka, nes prakirsti yra labai sunku. Žinoma, tokiai žvejybai dažniausiai nenaudojamas joks sargelis, nes ešerio kibimas jaučiamas tiesiog rankoje per viršūnę. Man puikiausiai tinka paprasčiausia inersinė ritelė, maža inersinė ritelė, kuo lengvesnė, kuo mažesnė, tuo geriau, tiesiog nepavargsta ranka per dieną ir ant tos ritelės aš suvynioju fluorokarboninį valą. Neplonesnį negu 25 nes vis tik žuvis yra gana stipri, galinga ir pačio pakirtimo metu, jeigu plonesnis valas, jis gali būti nukirstas. Beje, storesnis valas dar vieną duoda privalumą, kad neleidžia taip dažnai persimesti blizgutiai. Kuo storesnis valas, tuo geriau. Netgi esu matęs, kad vietiniai žvejai, senoviniai žvejai naudoja dar storesnį, vos ne 50/100 milimetro storio valą ir ešerys į tai visai niekuo neigiamai nereaguoja. Be abejo, fluorokarboninis valas yra mažiau pastebimas vandenyje, jis yra ir mažiau tamprus, dėl to lengviau pakirsti žuvį ir žūklė ešerių jau šiuo metu yra sunkiai suvokiama, sunkiai suprantama be fluorokarboninio valo. Čia slypi ir viena bėdelė. Ta bėdelė tai yra lydekos. Jeigu vandens telkinyje yra nemaža lydekų, tai lydeka sugriebus mūsų masalą gali labai lengvai perkasti fluorokarboninį valą. Galbūt ne taip lengvai kaip paprasta monofilamentinį valą, tačiau irgi jeigu mums reikia pakovoti su lydeka ir valas atsiranda tarp dantų, tikrai lydeka jį nukas. Galime džiaugtis šiuo metu tik tuo, kad lydekos jau neršia kažkur pakraščiuose taškosi ir gilumoje jų nėra. Kągi, štai taip netikėtai laida apie pavasarinę ešerių žūklę mikrodžigų pavirto pasakojimu apie seną patikrintą būdą, kuris šįsyk padovanojo daug gerų emocijų. Priminsime, jog rezultatu 3-1 laimėjo žeminė blizgutė, na o bendras 4 sugautų žuvų svoris siekė kiek daugiau nei 2,5 kg. Nors kibimų ir nebuvo daug, tačiau skaičiai tikrai iškalbingi. Na kągi, kartais regis visai beviltišką žūklę gelbsti nestandartiniai sprendimai. Žuvies sužvejota nors ir nedaug, tačiau tikrai solidžios. O toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelio, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apiezūklę@gmail.com. Būtinai įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok, kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam mūsų laidos draugai žūklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Nors šią savaitę mūsų konkursas ir nespindėjo efektingų laimikių gausa, tačiau tuščia taip pat nebuvo. Žvejai pamažu gaudo vieną kitą didesnį šapalą ar karališką žuvį ir būtent solidaus margašonio autoriui šiandien norime padovanoti prizą. Sveikiname nuolatinį mūsų konkurso dalyvį Audrių, kuris mūsų akis džiugina gražiomis lašišomis ir šlakiais, o šįsyk meškeriotojas atsiuntė 2 upėtakių nuotraukas. Vienas jų, sugautas Šventosios upėje vobleriuku, buvo 39 cm ilgio ir tai tikrai gražus laimikis, vertas savaitės prizo, kurį dovanoja mūsų laidos draugai fanatikai.lt. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Laidą pristato Okuma, žvejybinės ritės visiems gyvenimo atvejams.